Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 40-oji 2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi spalio 3 dieną. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Vyriausybė ir prezidentūra, kiek kaip maži vaikai, susiginčijo, kas vyks į europinius posėdžius dėl energetikos. Per ginčus liko nepastebėta, kad abiejų šalių atstovaujama pozicija yra švelniai tariant neapgalvota. Rengiamos konkurso sąlygos vėjo jėgainių parko jūroje statytojams, jos leidžia manyti, kad pirmosios jame pagamintos elektros tinkle teks laukti bent iki 2030 metų, o tai yra bent 2 metais ilgiau nei žadėta. Ir energetikos išteklių kainų krizės akivaizdoje. Ateinančių metų Lietuvos biudžete numatyta 1,2 milijardų eurų parama gyventojams ir verslui, kas išsiskaičiuoja į apytikriai 1,7% BVP. Štai papunkčiui. Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijų šitą temą. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Europos energetinės politikos darbotvarkė buvo intensyvi. Spalio 6 dieną vyko inauguracinis Europos politinės bendruomenės, 44 Europos ir aplinkinių šalių susitikimas. Jame dalyvavo ir svarbiausi energetikos išteklių tiekėjai kaiminystėje, todėl suprantama, kad jo pakraščiuose netilo pokalbiai apie energetikos krizę. O spalio 7 dieną vyko neformalus Europos vadovų tarybos susitikimas. Visą tai laikoma pasiruošimu oficialiam spalio 20-21 dieną vyksiančiam Europos vadovų tarybos posėdžiui. Vilniuje kelionės į šiuos renginius nepraėjo be dramos. Atgimė senas ginčas dėl to, kas, ar prezidentas ar premjerė turėtų atstovauti Lietuvą EVT. Į dėrybas dėl energetikos klausimų vyriausybė tikėjosi išsiųsti premjerę. Energetika esą ne užsienio politikos reikalas, o prezidentas atsakingas būtent už pastarąją. Tačiau į EVT posėdį išvyko prezidentas. Europinė politika yra laikoma jo tiesioginė prerogatyva, tad į keliones vyksta pats, nebent pats ką nors deleguoja. Prieš išvykdamas tiesa, jis spėjo apsimėtyti vaikų žaidimo aikštelės vertomis replikomis su užsienio reikalų ministru. Didelės faktinės reikšmės šie ginčai neturi, nes abi institucijos laikosi daugiau mažiau tos pačios pozicijos. Lietuva yra stovykloje pasisakančioje už kainų kepurę visoms į ES importuojamoms gamtinėms dujoms. Teigiama, kad šioje stovykloje yra apie 17 ES šalių. Jai prieštarauja mažesnė jų grupelė, tačiau su Vokietija ir Nyderlandais priešakyje. Kodėl tai svarbu? Iš esmės šie ginčai nėra svarbus. Tiesa, per juos gali likti nepastebėta, kad Lietuvos užimama pozicija, švelniai tariant, yra nebe trūkumų. Didelės dujų kainos Europoje yra būtent tai, kas leidžia žemynui pasaulinėje suskystintų dujų rinkoje apsirūpinti tokiu žaliavos kiekiu, kokio nebeperkame iš Rusijos. Jei dujų importo kaina būtų mažesnė, jos būtų eksportuojamos ten, kur mokama daugiau. Europa tokiu atveju susidurtų su fiziniu dujų stygiumi. Tam tikra kainų kepurė galėtų veikti, jeigu visa ES dujas pirktų kolektyviai. Šiam sezonui tai daryti jau vėlu, tačiau ateinančiam tokia priemonė yra svarstoma dujų saugykloms užpildyti. Taip Europa pasitelktų savo perkamąją galią, o šalys nekonkuruotų tarpusavyje. Tokiu atveju, jei kas jau užsinorėtų kainų kepurės, jį galėtų veikti vidaus rinkoje, kompensuojant skirtumą bendram pirkėjui. Tačiau vargu bau, ar tai yra įmanoma politiškai. Lietuva tuo pačiu nepritarė rusiškų dujų kainų kepuriai. Mes neimportuojame rusiškų dujų, todėl mums pastaroji nepadėtų, o rusiškų dujų pirkėjai tuo tarpu įgytų konkurencinį pranašumą. Visgi, tokia Rusijos uždarbį ribojanti kainų kepurė galėtų veikti. Vamzdinės dujos neturi alternatyvios eksporto rinkos. Gavyba Jamalo pusiasalyje yra fiziškai vamzdžiai sujungtas tik su Europa, todėl pirkėjas galėtų diktuoti kainas. Rusija galėtų visai nutraukti tiekimą, bet ji tai ko gero padarys bet kokiu atveju. Tiesa, jei Rusija dujų eksporto nesustabdytų, tai tikėtina paaugintų neapsisprendusių norą vėl pradėti importuoti rusiškas dujas. Jūrinio vėjo jėgainių parko projekto pradžios nesitikima mažiausiai iki 2030 metų. Tai yra bent 2 metais vėliau nei skelbta.
Taip pirmojo šalyje jūrinio vėjo projekto grafikas dėliojasi pasižiūrėjus į viešai konsultacijai energetikos reguliuotojo pateiktus dokumentus, kuriuose aprašoma būsimo konkurso tvarka. Skelbimuose taisyklėse nurodoma, kad paskelbtas konkursas truks 180 kalendorinių dienų. Jo laimėtojas per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo turės gauti statybą leidžiantį dokumentą, o per 6 metus gauti leidimą gaminti elektrą. Kol kas konkreti konkurso data nežinoma, iki šiol skelbta, kad konkursas planuojamas kažkur 23 metų antroje pusėje arba pabaigoje, o kai kurie potencialūs dalyviai yra užsiminę apie rugsėjį. Jei viskas įvyks taip, tuomet konkurso pabaiga numatoma 24 metų pirmoje pusėje, o vėjo parkas turėtų pradėti veikti anksčiausiai 2030-aisiais. Energetikos ministras jau yra užsiminęs, kad vėjo parkas bus paleistas 30 metais. Taip jis teigia Palangos gyventojams pergyvenantiems dėl būsimos vizualinės taršos. Tačiau oficialiuose energetikos ministerijos bei jai pavaldžios projektų besirūpinančios įmonių grupės EPSO-G pranešimuose 2028 metų data figūruoja dar ir iki šiol. Kodėl tai svarbu? Jūros vėjo jėgainės tai atsinaujinančių išteklių amžiaus megaprojektai. Planuojamas vėjo parkas gali atsieiti 1,2 milijardo eurų. Projektas greičiausiai pareikalaus valstybės paramos, tad jį verta prižiūrėti bent jau dėl visuomenės intereso. Galiausiai jis pagamins iki 1/4 šiandieninio šalies elektros energijos poreikio. Tiesa, poreikis tuo metu, kai jis pradės gaminti elektros energiją, bus didesnis. Tačiau šie projektai bet kokiu atveju smarkiai pagerins elektros gamybos situaciją šalyje. Sunku nepasiglostyti tai, kad projektas bus stumiamas pirmyn, aš sakiau nuo pat šios vyriausybės kadencijos pradžios. Turiu nieko nepagrįstą įtarimą, kad jis vilkinamas, nes kažkas turi keistų svajonių apie mažus branduolinius reaktorius. Kiek keistą ėjimą yra atlikusi Ignitis grupė. Jie 700 MW galios jūrų vėjo parką yra įsirašiusi į savo projektų grafiką iki 2030 metų. Plane nurodoma, kad jis turėtų būti užbaigtas 28 metais. Dabar, net jei jai ir pavyks laimėti konkursą, skaidres teks perpaišyti. Galbūt nustumti iki 30 metų. Tačiau jei manęs klaustų, atsižvelgiant į būsimus trikdžius ir galimus teisinius ginčus, perkelkite tiesiai į planą iki 35 metų. Lietuvos vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžetui. Toliau jis bus teikiamas Seimui, planuojama, kad jį ten patvirtins dar iki lapkričio pabaigos, o jei tai pavyktų, tai būtų keliomis savaitėmis anksčiau neįprasta. Svarbiausi skaičiai – numatomas ateinančių metų biudžeto deficitas, jis sieks 4,9%, o valstybės skolos lygis kitų metų pabaigoje augs nuo 40,3 iki 43% BVP. Biudžeto sudėtyje – pagalbos priemonės energijos kainų suvaldymui. Kitiems metams kompensacijoms ir kitoms paramos priemonėms gyventojams ir verslui bus skirta daugiau kaip 1,2 milijardo eurų. Tam, kad galėtume palyginti, manant, kad ateinančiais metais BVP sieks apie 70 milijardų eurų, ši parama sudaro apie 1,7% BVP. 800 milijonų bus skirta tiesioginiams dujų ir elektros kainų kompensacijoms gyventojams. Kaip tiksliai veiks subsidija dar nežinia, bet visuomeninė elektros kaina siūloma fiksuoti ties 28 euro centais už kilovatvalandę. Tai galima spėti, kad nepriklausomų tiekėjų klientams kompensacijos bus taikomos virš šitos ribos. Verslui elektros kainų kompensacijoms šį šildymo sezoną numatyta apie 446 milijonus eurų. Tačiau tik pusė šios sumos patenka į ateinančių metų biudžetą. Elektros kaina verslui kompensuojama taip. Dengiama pusė kainos, kuri viršė 24 euro centus už kilovatvalandę, paskutinį šių metų ketvirtį ir 50% to, kas viršė 28 euro centus už kilovatvalandę, pirmąjį 23 metų ketvirtį. Verslui tiesa bus skirta ir kitų paskatų. Lengvatinės paskolos, parama saulės jėgainėms įsirengti. Iš viso pagalbos verslui paketo priemonės sudaro apie 2,5 milijardo eurų arba 3,6% BVP. Tiesa, ne visos programos sutilps į vienus metus, tad 23 metams skiriama suma bus priešakies sprendžiant artimesnė 1,3 milijardo eurų. Kodėl tai svarbu? Na, tai yra energijos krizės kainos indikatorius. Valstybių biudžetuose numatytos paramos programos rodo, kiek Europai kainuoja išsiugdyta priklausomybė nuo Rusijos energetikos išteklių.
bei kiek kainuoja chroniškas atsisakymas investuoti į elektros energijos gamybą. Ateinančių metų biudžetai taip pat yra galvos skausmas kiekvienai Europos šaliai atskirai ir visoms kolektyviai. Todėl pagalvojau, kad gal bus paranku turėti šiuos kelis skaičius palyginimui. Štai pavyzdžiui, nemažai nepasitenkinimo iš visų Europos pakraščių sulaukęs Vokietijos 200 milijardų eurų paramos paketas sudaro apie 5,1% šalies BVP. Tiesa, dar nėra aišku, kaip ir kam ši suma bus skirstoma. Kas toliau? Orlen Lietuva, valdoma Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, rugsėjį atsigabena 7 tanklaivius arba 673 tūkstančius tonų naftos. Spalį gamykla planuoja priimti 8 krovinius arba 740 tūkstančių tonų naftos. 4 tanklaiviai atgabens arabišką, 3 Šiaurės jūros naftą, dar 1 žaliavą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šių rūšių nafta gamykloje nuo balandžio pakeitė rusišką naftą. Į gamyklos Būtingės naftos terminalą per metus atplaukia iki 100 tanklaivių, kurie atgabena iki 10 milijonų tonų naftos. Klaipėdos nafta informavo Norvegijos Höegh LNG, kad pasinaudos galimybę įsigyti plaukiantį dujų importo terminalą Independence. Pirkinys bendrovė atsieis apie 153,5 milijono JAV dolerių. Sandoris turėtų įvykti ne vėliau kaip 24 metų gruodžio 6 dieną. Pastebėtina, kad jei būtų perkama šiandien, Independence Lietuvai kainuotų apie 20 milijonų eurų daugiau nei planuota, tik dėl to, kad euras JAV dolerio atžvilgiu šiemet yra atpigęs apie 15%. Na ir galiausiai, Švedijos tyrėjai atliko pirminę Nord Stream dujotiekių apžiūrą Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Jie patvirtino, kad prie dujotiekių įvyko sprogimas padaręs didelę žalą vamzdynams. Pirminė apžiūra sustiprino įtarimus dėl sabotažo. Anot tyrėjų, nusikaltimo vietoje buvo surinkti įkalčiai ir dabar bus atliktas jų tyrimas. Detalesnės informacijos tiesa Švedijos prokurorai nepateikia. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite naujienlaiškį užsiprenumeruoti. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.